Nu labas, mėlyjeji. Šiandien greitai tokį trumpą vaizdo įrašėlį padarysiu. Tai dirbu ties išoriniais vidiniais kampais, nes statyboje dažnai mes susidurėm su ta problema, kad nėra jų tokių, montuojant skalūną, montuojant kažkokią kitą apdailą ir vis yra tokių kilusių klausimų. Tai kadangi mes jau darėm užsakymus, tai nusprendžiau juos išdirbti galutinai. Tai teko nemiegoti labai daug laiko, kol man gimė mintis, kaip juos galima padaryti tvariai, ilgaamžiškai ir spręsti daug problemų. Tai jau šitie du pavyzdukai važiuos į parduotuvę kaip pavyzdžiai. Tai jų ilgį galima pagaminti, kad ir 30-50 metrų, jokių problemų, susijungia labai gražiai, labai greitai. Montavimas irgi labai paprastas. Ant kampo pasistatom lazerį, kad šviestų į vieną kraštinę, prisitvirtinam, tada apsukam į kitą kampą lazerį. Toks greitas montavimas ir be jokių varžtelių, jokių kniedžių, nieko nereikia, nes yra jis klijuotas prie aliuminio kampainio ir niekur šita detalė tikrai niekur nepabėgs, neiščioš, neišslis, o gaunasi tikrai toks estetiškas gražus kampelis, į kurį gali įsikišti tiek skalūnas, tiek kitos dangos. Svarbiausia, kad mes galim gaminti juos. Šitas snapelis tai 2 cm, galima bandyti išlenkti ir centimetrą, bet jau čia su centimetru yra labai toks sunkus reikalas. Tai daugiau čia yra orientuota į kokį skalūną, į medinę dailylentę, į termo dailylentę. Ir tie visi kampai, kai mes statom namus, kelia daug iššūkių. Tai aš nusprendžiau tokius maketus pasidaryti ir kiekvienam užsakovui statant ar kilus klausimam, kaip mes galime padaryti kampą ilgaamžį. Tai bus vienas iš variantų, tiek išorinis kampas, tiek jau ir vidinis kampas. Tai tiesiog taip jis atrodo. Montuojam į vidinį kampą ir montuojam kažkokią tai fasado apdailą. Tai su ilgiais tikrai galima gaminti kokius tik nori, vietoj sujungiam. Tik vienintelė problema transportavimas. Tai jeigu ten koks gaunasi 20 metrų, transportavimas bus labai sudėtingas tokio ilgo kampo. Tai šiandien tiek, draugai. Kam patiko, spaudžiat laikus, o aš einu dar galvoti dar kitus mazgus. Tai cokolinė skarda, cokoliniai lankstiniai irgi jau su paraštom detalėm, su ventiliaciniais profiliais ir visokių kitokių įdomių detalių turiu mintise, keliu ant popieriaus lapo, kiekvieną rytą atsibundu su nauja mintimi. Tai ką pirmą pasidarau, tai visas mintis čia ir paskui jau po visų darbų, po visko grįžtu ir ilgai dirbu, galvodamas, kaip galima padaryti. Tai man labai smagu, kad visgi šitas kampas pasiteisino, viską išbandžiau, tvirtas, gali ir taip lengvai neįlenksit jo, nes jeigu ir atsitrenks, tai pažeis tik dažus, įlenkt neįlenks, nes yra toks tvirtas aliuminis kampas, kuris nei rūdyja, nei rimtas reikalas. Šitie du pavyzdukai jau iškeliauja į parduotuvę, į pavyzdukų lentyną. O visos kitos mano mintis, mano tokie visokie išgalvojimai bus ateityje. Tai pasekit, pasidalinkit ir palaikinkit. Iki sekančių, mėlyjei.